Sveiki visi, čia yra Gameriksas ir šiandien jūs išmokysiu, kaip sustabdyti kadrą ir kuo gražiau sumontažuoti žaidimo Movie. Šiandien montažuosim CSS Movie, Counter-Strike Source. Taigi, visų pirma turite turėti žaidimo Movie. Aš turiu šiokį tokį žaidimo Movie. Aišku, prakirsim kažkur. Ir, kaip sakiau, šitą pamoką bus apie kadro sustabdymą ir gražų žaidimo Movie šiuo metu CSS sudėtimą. Aš nesu profesionalas ant tokių dalykų, bet parodysiu pagrindų. Visų pirma, turite, eina jisai taip. Matau, aš zoominu, po to čia bėga mano komandos draugas, po to mane nužudo. Turime tris momentus, kuriuos turėsime stabdyti. Šitą. Pabandykime. Taip, šitą. Tai visų pirma dėsime efektus ant video. Aš labiausiai naudoju šitus soft contrast. Neblue efektai yra aišku daug gražesni, bet kai kurie jų neturiu, tad padariau tokią idėją. Su soft contrast galima daryti labai gražų efektą, su kuriuo galima tiesiog neapsakomai gražiai padaryti video. Aš darysiu, leiskit pasirinkti spalvą, darysiu turbūt tokią arba geltoną, arba tokią, ne, šiaip darysiu turbūt, per daug nedarysiu. Darysiu tokią. Nusireguliuojam dar. Toliau. Turime visą video tokią. Dabar kaip prasidėjo mūsų žaidimas. Palaukit, dar kokį nors efektą reikia mest gražų. Reikia mest blurą, kuris pavadintas Gaussian blur. Taigi su šitą blurų labai gražiai galima sudėtinti. Padarysim gražių efektų, bet visų pirma dabar jūs pamokysiu, kaip sustabdyti video tam tikrą sekundę. Einu mūsų video ir stabdame maždaug ant čia. Spaudžiame S, biškį prasidėdinam savo, kad geriau matytumėm su pilies rutuliuku į viršų. Dabar šitas momentas, kai yra, matote, čia yra toks kaip dėžutė, kaip išsaugomas failas, save snapshot file. Aš išsaugosiu endoskopo, jūs kaip norit, jūsų pasirinkimas. Išsaugom. Taigi matote, turime image 2. Kad tas image 2 mums tilptų, mes praplečiam. Jūs taip. Taigi taip turime. Gaus taip. Tekšt. Ant šito dalyko, palaukit. Ant šito dalyko visų pirma aš padarysiu, kad jie būtų visi antram takelį. Visų antra, kai taip sustabdžiau, aš galima dėti, aišku, tekstus.
aš dėsiu savo mėgstamiausią tokį. Ir galim dėti, pavyzdžiui, užfiksuoji kokią žaidėją ir pradėti dėti vardus. Galiu dėti savo žaidėjų, gali įsigalvotis, aišku, dėti vardus. Gali dėti, aišku, ką norit, galit, kad ir sustabdyti ir laikyti, bet aš dėsiu kaip tikrą editą, kai kartais darau. Ir darysim šitą. Taigi, turime efektą, kuris, palaukit, kažko. Užstrigo kažko tai. Supadėkime. Taigi, turime kaip ir raidę, aš per daug efektų nedėsiu, tik padarysiu, kad būtų gražiai viskas. Išjungiam, sakiau, taip. Dabar dėsim raudoną. Arba mėlyną dėsim, juokauju. Tai yra, padarysim, kad matytus gradient. Taip. Aš nemanau, kad dabar pamatysis viskas. Taip. Matosi viskas. Gerai. Taigi turim pakal kas tokį išgautą efektą. Bet jį padarysime, aišku, gražesnį. Kai prasideda mum raidės, mes tą momentą užblurinsim. Tai yra, atskirsim čia. Aš darau, aišku, paprasčiausiu būdu, kad jums būtų lengviau. Ir atskirsim čia. Ir padarysim taip. Taigi, dabar turime tą vietą, kurioje norėsime, kad būtų bluras. O ne tą bišką sodžiau. Einame Gauss and Blur. Pasiimsim, ką čia pasiimam nuodėm blurą. Gaunasim taip. Kol kas numažinam iki 0. Darysim, kad maždaug per vidurį būtų tai padaryta. 106 ir pasistengsim. 106. Gerai. Turime panašų ir dabar maždaug darysis taip. Dabar turime išgavę tokį efektą. Aišku, su muzika gražiau gautas. Galime, jeigu norime, uždėti lens flare šitą, kad gautas gražiau. Ir taip, ir taip. Gerai, žiūrim, kas gaus. Taip, gavosi gerai. Dabar einam toliau. Ir noriu užblurinti, tai yra sustabdyti ant tos vietos, kur matysis mano komandos draugas. Taigi, matysis mano komandos draugas šiek kaip pašoku. Sustabdame, darome tą patį, išsaugojame. Taip, turime taip. Image 3. Atgal, turim. Taigi, turime pagavę tokį momentą. Pakšt. Ir jisai eina ir toliau bėga. Šitą padarysim šiek tiek trumpesnį. Uždėsime presence. Turiuomenį padarysim
kokį nors gražesnį dabar. Jeigu tik mokėsim. Šitą nemoku aš kažko. Ką aš ne. Ne. Bandom dėti collections. Presents parašysim. Kur vis pasimokysiu po to ir gal padarysiu intro. Taigi, eina tai The Brown Fox. Ir mes pakeisime jo vardą. La, ne taip gavos kažką. Atsiprašau. Empty, pakeisim collections, dropping words, turim einant šitą, padarysim soft blue, ne, padarysim šitą, start escape, effects, gradient ir padarysim mėlyną su violetinė, turbūt. Padarysim mėlyną su žydrai mėlyna, va. Gavus taip. Einam ir gavus taip. Ir iš karto čia apkirpam ir numažinam. Galiu dar vieną efektą išmokyti. Kai turime taip, ant čia nedarysiu taip, aš čia padarysiu dar vieną efektą kokį nors gražesnį. Pažiūrim, ką čia gražesnį varną sunašai. Dėsim tą patį. Reiškia ne taip tada. Gerai, čia kur būna taip. Toliau. Dabar bus sunkoka. Kad mirštų ištrinsiu. Taip. Jėtus. Čia buvo much fail. Taip, keltis. Ir iki čia. Volia, turime, kad aš nebemirštu. Kad aš pamatau priešininką. Ir dabar šitą momentą išsaugom. Ir įmatam čia. Ne. Dabar kažką reikėtų mums iškirpti. Iškirpti turėtumėm šią dalį. Taip. Ir pamatom priešininką. Dabar mes norime pažiūrėti, koks tai priešininkas, ar merga ar vyras. Taigi, darysim taip. Artinsime. Taigi, taip. Ir maždaug ant čia užmesim tokį. Ir maždaug iki čia priartinsim. Ne, galime kiek norime artinti, bet kažko kokybė negražiai susaugia ir man nelabai gerai gaunas. Pasižiūrim, kodėl jis mane zoomina ir artinam ant galo. Taip. Taigi, gavom tokį efektą. Dabar kertinsim, pridėsim kokį nors tekstą. Taip.
tą tekstą biškį mažutį padarysim. Sumažysim iki čia. Tekstą padarysim tokį. Padarysim, kad raidės būtų biškį mažesnės, nes labai drioglinusios. Taip, eina taip. Taigi, čia buvo Gamma RX'as ir tai buvo paprastas video, kuris tikiuosi jums padės. Ir iki kito video susitikimo. Viso gero, šis video skirtas Aqualara.lt. I'm the way the eagles flying higher and higher.